Knyga tai yra susitikimas. Susitinkame su knyga, kaip su žmogumi. Smagu, kada knyga kalbina, kai ji kelia klausimus arba padeda atsakyti į begalės tavo kodėl. Zarasų viešoji biblioteka dalyvauja šeimų skaitymo skatinimo projekte Lapkritis šeimų skaitymo mėnuo. Šią progą organizuojama akcija Knygos ir žmonės, kurios metu buvo kviečiami pasidalyti mintimis apie skaitymą Zarasų krašto gyventojai. Ar turi išskirtinę reikšmę jūsų gyvenime knyga ir skaitymas? Turiu tokią bibliotekėlę, mes tokią šeiminę biblioteką turim, pradedant nuo vaikų knygų ir baigiant įvairiais raštais. Dabar nėra labai daug laiko, kad knygas skaityti, kadangi užtenka vien visokių įstatymų, poįstatyminių aktų ir taip toliau. Nors niekada neatsisakau perskaityti, patinka poezija, netgi ir pats kartais parašau vieną kitą eilėraštuką. Turiu savo knygų biblioteką, kurią kaupia dar mano seneliai, tėvai ir žinoma, kasmet jį pasipildau naujomis knygomis. Tikslingai mes jos nekaupiam, bet pas mano tėvų namuose yra virš apie 1000 knygų anksčiau sukauptų. Pradėjau dar neidama į mokyklą, išmokusi iš vyresnių brolių ir seserų. Bet nuo to laiko jau knygos niekas iš manęs neišplėšdavo. Seniau daugiau kaupiau knygas ir labai turiu daug istorinės literatūros, bet šiais laikais mėgstu pasinaudoti bibliotekos paslaugomis, internetu. Vaikystės įlindęs į knygas skaitau ir turiu didžiulę biblioteką, sakyčiau, virš 1500 knygų yra. Na ir praktiškai kiekvieną mėnesį vis po naują įsigijam. Mano darbas susietas, nes iš knygų aš semiuosi įkvėpimo, semiuosi minčių. Na, kažkada tai nuo vaikystės turbūt esu sukaupusi nemažą virš 3000 asmeninę biblioteką. Knyga mano gyvenime užima ypatingą vietą, todėl kad nuo vaikystės jau pamėgau skaityti, o po to susiejau savo gyvenimą su knyga, nes pasirinkau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kelią. Mano asmeninė biblioteka šiokia tokia yra, tai yra apie per 100 knygų prancūzų kalba ir profesinė literatūra. Šiaip grožinės literatūros aš neperku, kadangi biblioteka vis tiek pasirinkimą pasiūlo didesnį. 27 metus dirbau bibliotekoje su knygomis ir skaitytojais. Didžioji gyvenimo dalis praėjo su knyga. Man taip pat patinka skaityti. Jums labiausiai patikusios perskaitytos knygos vaikystėje ir dabar? Vaikystės knygos tai pirmiausia Astridos Lindgren knygos. Na, o vėliau tai nuotykiai indėnų, piratų, šaunių muškietininkų ir kitų herojų, Kuperio, Mainrido, Stevensono, Majaus knygos. Dabar norisi kartais priglusti prie lietuviško žodžio versmių Mariaus Katiliškio, aukštaitišką pasaulėžiūrą išreiškiančio Baltušio sakmės apie Juzą, Broniaus Radzevičiaus knygų, Ievos Simonaitytės, kuri suskamba kaip aukščiausio moteriško atlaidumo gaida. Nelabai ždomiuosi prozą ar eilėmis, bet daugiausia aš skaitau vadybinę konkrečią literatūrą, kuri man yra naudinga darbe. Vaikystėje labai mėgau skaityti knygas, kuriuose būtų kokios nors ypatingos situacijos, į kurias pakliūna vaikai. Tai buvo, pavyzdžiui, Ragelis šaukia milžiną arba Panteros tarpeklio belaisviai. Knygos man yra pirmiausia malonumas, skaitymo malonumas. Labai patinka Darijos Doncovos knygos su humoru, Noros Roberts, kriminalai įvairūs. Prisimenant vaikystę, aišku, visi gal skaitėm tos visus grybų karus ir visą kitą. Gal man įsiminė Sieksnis Sprindžio vaikas, tokia Petkevičiaus knygelė. Savo reikalingą literatūrą visada skaitau, ant savo staliuko turiu ir tos teologinės daug literatūros, jinai gana nelengva yra skaityti ir prieš miegą dažniausiai gali greitai užmigti. Vaikystėje tikrai mėgau skaityti pasakas,
paskui nuotykių knygas ir kažkodėl dabar pagalvojus, kokia knyga labiausiai paliko įspūdį iš vaikystės, atsimenu berods Vytauto Petkevičiaus Gilės nuotykiai Žydų šalyje. Kaip iš vaikystėje perskaitytų knygų, labiausiai turbūt kaip ir visi vaikai, tai domėjausi nuotykinę literatūrą, tai ir Karla Majaus, ir Žiulio Vernas, ir Mein Rydas, Vaisko Vėnerich, visi apie indėnus nuotykinės knygos buvo pačios įdomiausias tuo metu. Pirmusios pasakos, tai lietuvių liaudies pasakos, Andersono pasakos, brolių Grimų pasakos, jūs visą vaikystę mūsų lydim. Galbūt vienas iš ryškiausių autorių, tai yra Justinas Marcinkevičius, kurio turiu visus tomus ir naudojuosi skaitydamas ir pasinaudodamas renginiams. Mano tėveliai skaito, tėvelis iš tikrųjų labai daug skaito, labai mėgsta istorinės knygas, o aš labiau mėgstu grožinę literatūrą, mėgstu vartyti žurnalus, mėgstu literatūrą apie gamtą. Visi vaikai, pasakas, tokia pažintinė literatūra. Po to jau, kai studijavau, tai daugiau techninė literatūra, grožinė. O dabar mėgstu filosofiją. Galbūt mėgstamiausia vaikystės knyga, kiek save prisimenu, buvo Lindgren Rasmusas Klajūnas. Labai mėgau pasakas įvairių šalių ir galbūt daugiausia fantazijų suteikė knyga, neatsimenu kieno, bet tai buvo Nežiniukas Mėnulyje. Iš dabar perskaitytų knygų nesenai, kurios man paliko tikrai labai didelį įspūdį kaip autoriai, kaip rašytojai, tai Karen Alvtegen, švedų rašytoja, kurios perskaičiau visas esamas 6 knygas Zarasų bibliotekoje, ir Flyer, akmenų spardytoja. Mano numylėtas rašytojas Egziuperi. O man labiausiai patinka pasaka Du gaideliai. Vaikystėje mėgdavau labai pasakas. Kiek atsimenu, tai buvo Pelenė, paskui Mikas žvejys kažkoks tai. Paskui nuotykių bibliotekėlė turėdavom, namuose turėdavom, nes tėveliai pirkdavo pastoviai knygas. Ir dabar labai mėgstu skaityti knygas. Daugiausiai skaitau dabar detektyvus, istorinius romanus. Nemėgstu poezijos. Prisipažinsiu tikrai, nemėgstu poezijos. Vaikystėje knygų, sakau, skaičiau kaip ir nedaug. Gal dabar tos knygos atėjo su laiku ir daugiausia įdomu romanai, fantastinės bendrai nemėgstu, bet tokie kriminalai ir aišku, kur yra daug humoro kriminalai, kur tokie humoristiniai. Mano mėgstamiausia knyga anksčiau buvo Šokoladas penktadienį. Aš ją atsimenu, taip skaičiau, kad net mama galvoja, kad aš sergu, nes dažniausiai jeigu skaitau, tai sergu. Bet dabar, žinoma, viskas pasikeitė, aš skaitau savo norą ir dabar man labiau patinka tos fantastinės tokios knygos. Kokią knygą pasiimtumėte į negyvenamą salą? Ko gero paimčiau Naująjį testamentą, tai ta knyga, kuri galbūt padėtų išgyventi dvasiškai, kuri yra daug patarimų, kaip nepalūžti, kaip būti tvirtam. Galbūt Robinzoną Kruzą, ten jo visas išgyvenimas, tai gal padėtų prisiminusią vėl pervertus, jeigu sunkiu atveju kokiu, ką daryti ir kaip elgtis. Į negyvenamą salą aš pasiimčiau mūsų krašte gyvenusio ir dirbusio kunigo Salvijaus Pranskūno knygą Atviras. Negyvenamo salą matyt būtų vertingiausia knyga Robinzonas, nes galėtume mes išgyventi. Kokia knyga būtų vertingiausia, tai vertingiausia būtų matyti knygą apie išgyvenimą, apie tos salos klimatą, apie čiabuvių būdus ir jų tradicijas, tai matyti ir kalbą. Į negyvenamą salą, aišku, pasiimčiau neskaitytą knygą, bet panašaus turinio kaip Eliot, kad būtų humoro, kad būtų ilgai skaitoma knyga, kadangi negyvenamoj saloj turbūt yra labai daug laiko. Na, be abejo, į negyvenamą salą turbūt nenorėčiau papulti, bet jeigu jau taip išeitų, tai
ko gero, žinoma, Bibliją pasimčiau, nes tai yra vis tiek knygų knyga. O negyvenamą salą pasiimčiau gerą detektyvą. Galbūt surinkčiau Marininus visas knygas, gal kito kokio autorius, bet kad būtų tikrai geras detektyvas. Ir taip mąstau, kągi aš paimčiau. Gal Defo Robinzoną Kruzą, tiesiog man būtų labai tokia gal patarimų knyga, o gal net ir Bibliją, galvoju ir apie tai, kadangi jau gyvenimas įkrėtė išminties ir norėtųsi dar gilintis į filosofinius dalykus. Į negyvenamą salą pasiimčiau kuo storesnę knygą, filosofinę, kad būtų apie ką pamastyti ir ką paskaityti, ne tik nuo pradžios iki pabaigos. Manau, stora knyga taip pat ir praverstų ir praktiškiams dalykams. Aš manau, kad į negyvenamą salą aš pasiimčiau tuščią knygą, kad galima būtų apmastyti, kas ten yra, tyliai aprašyti tą situaciją, kaip aš galiu išgyventi. Aišku, be abejo, Doncovos romanų, detektyvų, nes ten, kaip sakant, gali numirti iš juoko. O aš galbūt pasiimčiau net ne vieną knygą, kokią nors kelias, bet įdomesnės, iš fantastikos, linksmesnės, kad nebūtų taip liūdna vienai. Kaip manote, kokia knygos ateitis? Knyga, jinai ir lieka knyga. Jinai niekada nedings nuo stalo, man atrodo. Ir čia niekada galbūt laisvalaikio nepravesi geriau, jeigu ramaus turi laiko, aišku, ne ekrane, o geriau pasivartant puslapius. Manau, kad mūsų senoji geroji popierinė knyga privalo išlikti. Knygos ateitis nemanau, kad yra rožinė. Manau, kad meškos paslaugą biblioteka daro pati savo, siūlydama elektroninės knygas. Elektroninė knyga galbūt yra žinios, bet jinai niekada nebus pasitenkinimo ar malonumo objektas. Manau, kad knygos niekada nemirs, visada išliks kaip tam tikrų žmonių tiesiog malonumų, tai kaip tam tikriems žmonėms malonumą suteikiantis dalykas. Ne kiekvienas žmogus mėgsta kompiuterį žiūrėdamas skaityti. Ir tas pats jaunimas vyresnėme amžiuje tikrai skaitys nors vieną kitą įdomią knygą. Knygos ateitis, manau, kad vis tiek išliks bet kokiu atveju graži ir perspektyvoje aš manau, kad vis tiek skaitytojų ratas tikrai ne ką sumažės, nors ir elektroninės tos knygos yra, bet vis tiek yra rašytinė knyga, bet kokiu atveju išliks. Ir mūsų šeimoje tas pats irgi. Mano amžiaus žmonėm popierinė knyga tai yra kažkas tai šilto, kažkas kvepiančio. Biblioteka turėdavo visada savo specifinį kvapą. Knygos, spaustuvės, dulkių. Gaila, kad daugelio namus apleidžia šis kvapas. Perinama prie elektroninės literatūros. Bet va, vis dėlto, kai paėmė Donelaitį, sakykime, ar kitą vertingą tokią knygą, na visai kitaip jautiesi. Tai yra šiluma, tai yra sklaidai. Ir aš manau, kad mūsų visuomenėje nebus tokių žmonių, kurie visai atsisakys knygos. Nemanau, kad gražią kalbą atstos kompiuterinė kalba. Neįsivaizduoju pasaulio be knygos, nes viską, ką gražiausia iš kartos į kartą perduoda tai knyga. Ir aišku, knyga tikrai išliks, nežiūrint, kad bus kompiuteriai ir visa kita. Knyga išliks.